Sveiki, šiandien pakalbėsime apie rekuperaciją. Prieš darant ir perkant medžiagas pasidarėm projektą, jis palengvina dabar visą montavimo darbą, tai viską kaip ir patys darysime, išskyrus pasisamdysime, kad fasadės skyles pragręžtų ir subalansuotų sistemą. Iš projekto pusės galvojau visą laiką, kad norės pasidaryti vėdinamą garažą ir kartu daryti su peru ir rekuperatoriu, bet galų gale nusprendėm, kad neturėt problemų su kvapais ir garaže vis tiek bus žemesnė temperatūra, tai automatiškai į namus tas iš garažo patenkantis į rekuperatorių šaltesnis oras šiek tiek kažkokių nuostolių pridarytų irgi. Tai garažuose kažkaip darysim greičiausiai atskirą sistemą kažkokių sieninių mažų rekuperatorių. Nepamirškit prenumeruoti kanalą, uždėti like. Per šį savaitgalį, manau, pavyks pasidaryti visą vidinę dalį, išsivedžioti lanksčius ortakius, susidėti dėžutės, tai rekuperatorių kaip ir pasikabinom, kolektorius prisitvirtinom, o lauko tai kažkada turbūt vėliau, nes reikia, kaip ir sakiau, pasisamdyti, kas pragręžtų skyles ir tuo pačiu gal iš anksto, kad vienu atvažiavimu ir turėti rekuperatorius garažui visą sprendimą, kurio kol kas dar iki galo neišsprendėm, tai pasirinkom Zender pagal būsto plotą 350 modelį su entalpiniu šilumokaičiu, kuris grąžina dalį drėgmės, todėl nebus namai per sausi. Būtent Zender kodėl rinkomės, gal tiesiog, kad tiek, kiek domėjausi, visi labai rekomendavo, visose Facebook statybų grupėse irgi visi Zender, kad rekomendavo, kad pats geriausias daiktas ir pardavėjai kaip pačio aukščiausios kokybės, tai visur tiesiog geri atsiliepimai. Pats montavimas, tai pradėjom nuo to, kad užsikabinom rekuperatorių ant sienos tam, kad būtų aiški vieta, kaip atvesti vamzdžius. Kolektoriaus dėžes pasirinkom plastikinės, neskardinės, dėl to, kad jos pačios sandaresnės yra ir šiek tiek brangesnės, bet noris, kad pati sistema būtų kuo sandaresnė. Tai prisitvirtinom kolektoriaus dėžes prie lubų. Šičia nuolydis kaip ir didelės kažkokios įtakos neturi. Pas mus stogas su nedideliu nuolydžiu, jei neklystu, gal 6 laipsnių. Tai šitoje vietoje kaip ir neturi nuolydis įtakos, bet toliau gal einam į kambarius apie dėžutes. Difuzorius montavome naudodami bruselius 2,5 ant 5 cm skersmens. Suformavom nuolydį iš irgi bruselio ir dar OSB plokštės, kad neliktų nuolydžio stogo čia ir būtų horizontalu, nes difuzorius prisijungs prie dėžutės, negali būti kažkoks kreivas šleivas, po to nebebus galimybės išlyginti jo, tai dabar iš karto pasidarėm. Matuojam, pasidedam ant grindų lazerį, kad centrą pasigauti ir kitą matmenį nuo sienų matuojamės ir taip pasigavom tikslias vietas kiekvieno difuzoriaus. Ortakius pasirinkom plastikinius lanksčius su antibakteriniu ir antistatiniu padengimu. Pasirinkom pigesnį variantą iš perdirbto plastiko. Brangesnis variantas skiriasi dar tuo, kad padengimas antibakterinis, antistatinis šiuo atveju yra užpurkštas, o tuose brangesniuose yra išlietas. Bet dar kol kas galbūt kiek ir klausinėjau pas tiekėjus, tai neaišku, koks skirtumas yra tarnavimo ten metų ir panašiai, tai labai dar sunku pasakyti, kuris variantas iš tikrųjų gal geresnis. Aišku, tas brangesnis geresnis, bet neaišku, ar šitas daug nusileidžia. Noriu dabar parodyti lanksčių ortakių jungtis. Šiaip dar toks vienas pastabėlė, kad kišant ortaką per sieną, jūs visą laiką užsidengti aklę, jos būna prie pačių vamzdžių, vis kitokio dydžio negu šiaip aklės. Nepatektų šiukšlių, pavyzdžiui, kaip per gipsinę sieną, tai ten viduje vata, viskas, tai kad ir atrodo prasivalai, bet vis tiek ten visko pilna, pačio gipso dulkių, tai tiesiog visą laiką bugalus laikau uždarytus. Tai movas jungiam vamzdžiams. Šiuo atveju reiktų užsidėti guminę tarpinę ant antro gravelio, nes ties pirmų gravelių yra, matos, tokia briaunėlė šičia, ant kurios užsifiksuoja. Tai va, ir kiša tol, kol takšt būna, bet po to jau nuimti sudėtinga. Va, užsifiksavo, dabar nežinau, ar pavyks nuimti. Pavyko, lyg nelūžo. Link dėžutės galą eina mėlynas žiedas. Tai ant pačios dėžutės šitas žiedas yra.
Kaip ir minėjau, visą laiką ant pirmo užsideda guminė tarpinė, tada įkišat iki pat galo, ten jausis kaip ribotuvas ir tą žiedą reikia būti nuėmus ir tada tą žiedą dedat ant to išorinio juodos dalies ir jis esmė įsistato į griovelį, va, taip va, ir neleidžia išsitraukti. Ten yra pačiam tai dėžutėj skylės, per kurias pralenda ir ten kitaip neįdėsi. Aš labai jaučiuosi ir tiesiog pabandžius patraukti atgal, jis jau būna įfiksuoti. Į kolektoriaus dėžę dedasi kitaip su šita jungtim. Jinai taip užsideda į antrą griovelį. Kolektoriaus dėžėj yra, matas tokias kaip viršų ir apačioj skylutės ir šitą tiesiog įstumėt ir įsifiksuoja ant šitų vietų ir neduoda atgal. Jeigu reikia atgal, tai pačiam kolektoriui ties šitom vietom užsikiša atsuktuvas iš abiejų pusių, taip išsitraukti. Va, matas, tie žiedai jie į vidų įsikiša ir įsifiksavę. Tai šitie irgi labai ten nėra ką galvoti. Esminis dalykas, kad guma, kaip ir minėjau, visą laiką ant pirmo griovelio, o ant antro griovelio tas raudonas žiedas. Tiesiog stato, kol įsifiksuoja ir garsas būna toks takšt. Visos dėžutės turi, va, kaip pavyzdys čia, iš šitą dėžutę eina tik vienas vamzdis, tokiu atveju yra aklės ir įsikiša aklę į antrą skylę, taip užsisandarina. Nepamirškit prenumeruoti kanalą, uždėti like ir komentaruose parašykite, ką jūs pasirinkote savo namų vėdinimui.